Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai. Be abejo, pagrindinė šios dienos aktualija tai yra STT kratos Seime, Sauliaus Skvernelio bei Kazimiero Starkevičiaus kabinetuose, galbūt ir namuose, kol kas informacija yra tikslinama. Daugiau informacijos be abejo jūs matėte mūsų žiniuose, taip pat portale lrytas.lt. Mes be abejo temą stebėsime, seksime, tikėtina, kad rytoj laidoje apie tai kalbėsime plačiau, tačiau šiandien kalbamės taip pat svarbia tema, tai yra dėl Lietuvos Seime rengiamos rezoliucijos, kuri vadinasi dėl nepriimtino Europos parlamento kišimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus. To projekto autoriai yra su mumis šiandien laidoje, bet pirmiausia pristatau svečių studiją. Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Seimo narė, konservatorė, buvusi Europos parlamento narė. Sveiki, Radvilė. Taip pat su mumis Linas Kontrimas, komunikacijos ekspertas, Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki, Linai. Labą dieną. Ir projekto autorius Rimas Jankūnas, Valstiečiai ir žalieji parlamentaras. Sveiki, Rimai. Labą dieną. Taip pat su mumis buvęs Europos parlamento narys, Liberalų sąjūdžio vicepirmininkas, parlamentaras Eugenijus Gentvilas. Sveiki, Eugenijau. Labą dieną. Taigi, Rimai, pirmiausia, jūs žiūriu, rezoliucija yra, aš ją turiu, visos neskaitysiu, būkit geras, pristatykit, įsivaizduokit, kad taip kaip Europos parlamente turite 1 minutę, maksimum 2, būtent ten yra toks reglamentas kalbėjimui, Eugenijus Radvilė tą tikrai patvirtins, tai turite 1,5 minutės šitoj laidoj, kuri pakankamai laiko bus aptarti tai, ką jūs pristatysite, pačią esmę ir kodėl jūs inicijuojate tą rezoliuciją ir koks jos esminis turinys. Dėkui. Tai aš tikrai labai nusivylė Europos parlamentu, nes kadaise aukštai vertinau jo darbą. Prisimenu vaistų direktyvą, kurią pats perkelnėjau į Lietuvos teisę, nušlifuota, apgalvota, apsvarstyta, gražu. O šią rezoliuciją, kurią Europos parlamentas priėmė nesigilinęs ir negalvojęs, jis gina ne žodžio laisvę, bet LRT vadovybės teisę savo nuožiūrą spręsti, kam leisti kalbėti, o ką cenzuruoti. Esu tikras, kad balsavimo Europos parlamente rezultatus nulėmė ne dalykiniai argumentai, o politiniai susitarimai. Mesgi puikiai žinom, kad ES kompetencija apibrėžia ES sutartis. Reiškia, sutartyje numatyta, kad ES kompetencija priklauso, reiškia priklauso. Ne, tai ne. Ir čia Europos parlamentas įsikišo į nacionalinio reguliavimo sritį. Ir esu tikras, kad šita rezoliucija ne už, o prieš žodžio laisvę. Jos tikslas yra išsaugoti politinę nacionalinio transliuotojo kontrolę ir galimybę nekontroliuojamai taškyti pinigus. Ne veltui rezoliucijoje nutylima internetinės žiniasklaidos asociacijos laimėta byla, kuria Europos komisija yra įpareigota pradėti tyrimą dėl LRT finansavimo. Toliau, Europos parlamentas nesigilino į valstybinio audito išvadą. Tiesiog nurodė, žinokit, reikalingi patobulinimai viešųjų pirkimų ir personalo atrankos srityse. Palaukit. 89% gamybos programų sukūrimo ir gamybos pirkimų yra neskelbiamų dėrybų būdų iš savų. Ir čia, mažas čia netikslumas, čia kaip socializmo laikais truputį pakritikuoti galima, bet rimčiau negalima. 38% LRT darbuotojų priimti pagal išimtis, kitaip sakant, vadovės nuožiūra. Tai ar tokius žurnalistus galime laikyti nepriklausomai? Rimai, 2 minutės praėjo, jūs jau einate tam tikras detalės, tikrai galėsite dar apie jas kalbėti, bet esmė aiški, aš dar kartą primenu pavadinimą dėl nepriimtino Europos parlamento kišimosi, Radvilė, jūs žiūriu, į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus. Čia yra šiaip platesnė tema, ar ne? Iš tikrųjų, mes suprantame, kad yra platesnė tema ir, kiek gali, tarkim, Europos parlamentas reikštis? Aišku, kad gali, ar ne? Klausimas, kiek tai mums privaloma Lietuvai. Galima galbūt visai nereaguoti į tą rezoliuciją Europos parlamente, galima reaguoti taip, kaip reaguoja kolegos Seime, bet jūsų akimi žiūrint, kas čia iš tikrųjų vyksta, kokie čia politiniai pasistumdymai ir politinių raumenų galbūt demonstravimas. Kaip jūs matote šitą klausimą? Pirmiausia, pradėti norėčiau nuo to, kad Europos parlamentas yra tiesiogiai Europos piliečių išrinktas
kūnas, kur savo balsą atiduoda visi ES piliečiai, tame tarpe ir Lietuvos, ir turime savo atstovus iš 720-11. Ir Europos parlamentas pasižymė savo tuo dvigubų takeliu teisėkūroje arba, kalbant apie diskusijas ir kokie dokumentai yra tenais priimami. Tai viena yra tiesioginė teisėkūrinė galia turintis dokumentai, kartu su Europos komisija, kalbant apie ES reglamentus, direktyvas, kas jau tiesiogiai yra taikomas kiekvienai valstybei nariai. Ir yra rezoliucijų žanras, kur parlamentarai, kaip ir Lietuvoje ar bet kurioje kitoje demokratinėje valstybėje, pasako savo nuomonę apie vienus ar kitus dalykus. Tai kadangi žiniasklaidos laisvės ir teisės yra viena iš principinių vertybių ES, kalbant apie tai, kad tai yra demokratijos išraiška, tai Europos parlamentas nesykį yra kalbėjęs apie žiniasklaidos laisvės ir teisės savo rezoliucijose, ar tai būtų Vengrija, ar Lenkija, ar Slovakija. Šį sykį dėja kalbama apie Lietuvą, bet matyt, čia kaip kai kurie sako, nereikia nešti savo problemų į kažkokius kitus vandenis, tai geriausia būtų, kad tų problemų tiesiog nebūtų kilę. Ta sako ir prezidento patarėjas Skaisgirytė, iš esmės ir užsienio reikalų ministras Budrys panašiai kalba, ir Gitanas Nausėda kalba. Dar, Linai, prieš jūs, pažiūrėdamas, žiūriu Eugenijų Gentvilą, kuris irgi buvęs Europos parlamento narys. Eugenijau, tai, ką dabar daro, gal pakomentuokit rezoliuciją Lietuvos Seime, kuri rengiama, ar ne? Kaip jūs ją suprantate ir kokie tikslai Rimo Jankūno ir kolegų, kurie pasirašė, nes pasirašė valstiečiai ir Nemuno aušra. Daugiau parašų kol kas mes nematėm, nebent Rimas Jankūnas papildytų. Kiek žinau, socialdemokratas nei vienas nepasirašė, bet Eugenijau, jūsų komentaras. Tie kolegos, kurie pasirašė, jie puikiai žino, kad Europos parlamento priimamos rezoliucijos dėl vienokių ar kitokių situacijų ES valstybėse nėra kišimasis į tų valstybių reikalus. Tai yra ES vidaus reikalų aptarimas rezoliucijos pavidalu. Taigi, kodėl tie 10 kolegų taip daro? Tai yra darbas su savo rinkėjais, kurie tikrai gali nuoširdžiai pagalvoti. Klausyk, bet sėdi ten kažkas Briuselyje ir aiškina, kaip Lietuvoje nuimti ir kokiu būdu nuimti ir kada nuimti Garbačiauskaitę Moniką Budrienę iš televizijos direktorių. Eiliniam Lietuvos žmogui tai gali atrodyti, kad klausyk, čia tikrai nesąmonė, tikrai kišimasis. Tai štai šitaip apeliuojama į žmonių nežinojimą, kaip sakoma, žinojimas yra jėga, bet Jonathanas Swiftas yra pasakęs, nežinojimas yra jėga. Tai štai, kai remiamas į žmonių nežinojimu, neišmanimu ir manipuliuojama tuo nežinojimu, tai tu gali pasiekti labai gerą rezultatą, sutelkt savus rinkėjus, pasakydamas jiems, kad štai yra bjaurus Briuselis, kuris Lietuvai neleidžia spręsti savų dalykų. Nors toliau aš nebenoriu pasakoti, kad tai yra Lietuvos ir Europos bendras reikalas. Aš tik priminsiu iš praeities. 2005 metai lygiai taip pat bandė sužaisti Viktoras Uspaskich su tuometinė darbo partija. Apie 15 tuometinės darbo partijos narių pasirašė viešą pareiškimą, kad Lietuvoje neturi būti užsienio šalių karinių pajėgų. Tai yra NATO šalių karinių pajėgų. Lietuva jau buvo įstojusi į NATO. Tai aišku, teisininkai iš karto atsakė, kad Lietuva įstodama į NATO pasirašė susitarimus, tarptautinės sutartis, pagal kurias užsienio šalių, NATO šalių karinės pajėgos gali būti Lietuvoje dislokuojamos. Tačiau Uspaskichas labai gudriai žaidė su savo rinkėjais. Aš esu didysis patriotas, kovoju už Lietuvos suverenitetą ir kovoju prieš užsienio šalių karinės pajėgas Lietuvoje. Kaip galima žaisti su nežinančiais žmonėmis, tai yra tai chrestomatinis pavyzdys antrą kartą taikomas Lietuvos istorijoje. Kaip Linas Kontripas mato šitą ginčą, nes čia kai kas prisimena ir Sovietų sąjungą, ar ne? To rezoliucijoje yra tokia užuomina, kad Lietuva jau buvo, taip sakant, kažkokioj sąjungoje ir visai nenori patirti tai, ką patyrė anoj sąjungai. Toks netiesioginis sulyginimas, aš vėliau paprašysiu Rimo Jankūno tai pakomentuoti, bet Linai, įdomus jūsų požiūris. Jūs taip pat dalyvavęs Europos parlamento rinkimuose. Taip. Tai žinote, net ir tas anos Sovietų sąjungos
turėjimas mintyje, jisai taip pat veikia tam tikras auditorijas ir nereikia ištrinti to. Tai yra mūsų bendroje istorinėje atmintyje. Bet grįžtu prie jūsų klausimo. Taip jau lėmė likimas, kad per savo ilgą darbą ten ir šiandien aš turiu visai neblogų bičiulių dabar Europarlamente. Tik jie nėra iš Lietuvos, yra iš kitų šalių. Tai jų reakcija į tai, kas vyko, ta rezoliucija, kuri balsavo, tai, nenoriu įžeisti čia nei vieno Lietuvoje esančio politiko. Ar ne? Ir tie, kurie labai stengiasi, kad čia būtų didžiulis triukšmas. Ten buvo praeita tiesiog srautu ir apie ką čia mes kalbam? Kur aš lenkiu? Lietuvoj politiniam partijom, politikams, negebant sukurti realių gerų temų, pasiūlyti idėjų tikrų, dėl kurių verta būtų draskytis viens kitam atlapus, mes krimstame į labai mikro įvykius, sukurdami labai makro burbulus, makro triukšmus, bet ne kam nors kitam, o savo. Kirtus sieną niekam tai nebėra įdomu. Ir dabar žiūrėkite, ką mes turime. Mes turime politinį lauką, pilną ne kažkokių tai siekių, naujų kažkokių tai vizijų svarstymo, o murkdymasi detalėse, kurias politikai jau turėjo išspręsti net ne šią kadenciją, praeitą kadenciją ir dar. Mūsų rimvidai galime priminti, kad kiek buvo rinkimų, po rinkimų visada atsirasdavo politikų norinčių sutvarkyti LRT. Visada taip atsitiko, bet taip niekas ir nieko nepadarė. Taigi, lokalią problemą mes bandome, ir čia dėl ko aš kartais netgi galvoju, tegul netgi ir šita rezoliucija, kuri dabar Seime gimsta, tegul jį judina toliau vidinį diskusiją, nes mes jau ėjome į tai, kad bandėme per kitur spręsti savo vidinės problemas. Niekur tai nenuvedė. Ką padarė? Pagimdė labai nemažai padlaižūnų ir skundikų. Aš nesakau, kad dabar tai yra atsitikę, bet pati tendencija nėra faina. Kaip ir antra tendencija, kad visas LRT klausimas, pasižiūrėkite, yra dabar virtęs dviem dalykais. Pirma, būtinai prieš Moniką Garbačiauskaitę, neaiškinant, ką ji padarė gerai, kas taip toliau. Ir antras dalykas, nesugebėjimas rasti formuluotis, kaip parašyti iš naujo įstatymą. Rimai, galite reaguoti į tai, ką girdėjote, ir į tai, kad kiekviena atėjusi valdžia kažkaip mėgina turėti įtakos visuomeniniam transliuotojui, kas turbūt užprogramuota kiekvienoje valdžioje, klausimas, kokiais metodais tai daroma. Ir kitas klausimas, Rimai, dėl rezoliucijos, būtent ta asociacija su Sovietų sąjunga ir Europos sąjunga, jinai tikrai yra ir jinai visai komentuojama, ne visiems tai patinka. Kodėl jūs tai parašėt? Tai dėl to, kad ateina ir bando spręsti LRT klausimus, tai aš manau, kad taip yra dėl to, dabar taip yra dėl to, kad LRT valdymas yra visiškai sugadintas. Praeitos kadencijos valdantieji priėmė niekam tikusius pataisimus 2024 vasarą, kuriuos dabar stengiamės atitaisyti. Ir taip pat reikia pažymėti, kad gera iniciatyva už praeitoje kadencijoje, kai buvo valstiečiai daugumoje, ten buvo gera iniciatyva dėl LRT, bet priėmė visiškai niekam tikusias LRT įstatymo pataisas ir todėl viskas ėjo tik blogyn. Tai sakyčiau, kad tas reguliavimas, kuris buvo prieš 10 metų, yra žymiai geresnis negu yra dabar. Kas liečia aliuziją į Sovietų sąjungą, tai mane anksčiau erzindavo tokios aliuzijos, aš būdavau kategoriškai prieš bet kokį Europos Sąjungos lyginimą su Sovietų sąjunga. Bet žinokit, pastaruoju metu, aš jau taip negalvoju ir ta Europos Sąjungos biurokratija man pradeda iš tikrųjų būtent tą ir priminti. Ir dabar alegorizuotai pasakysiu, perdėtai, bet pasakysiu. Ar jūs prisimenate Tarybų sąjungos komunistų partijos centro komiteto pareiškimą dėl Baltijos kelio 88 metų rugpjūčio 26 dieną? Aišku, čia tolino iki to, bet aš matau tam tikras paralelės ir būtent taip sovietmečio propaganda bandė neutralizuoti masinį taikų demokratinį judėjimą, ko nebegalima buvo nuslėpti. Tai LRT problemų, kad ir kaip slėptumėm, nebegalim nuslėpti. Akivaizdu, kad LRT, pagal LRT žodžio laisvė, tai jų laisvė vienus cenzūruoti, jų laisvė, tiksliau vadovės laisvė pačiai spręsti, kam leisti pasisakyti ir kam neleisti. Dar Radvilį atsakysiu su kita paralelė. Jūs paminėjote Vengriją, Slovakiją, dar Čekiją galėjote paminėti ir Lenkiją. Aš jums pasakysiu, kad tai tos šalis, kurios mažiausiai linkusios tikėti visokia propaganda.
Prisiminkite Vengriją 1956. Kas pirmi sukilo prieš sovietų tankus? Toliau Čekoslovakija 1968. Toliau Lenkija 1981 ir karinė padėtis. Tos pačios šalis, jūs matot kokios paralelės? Atsitiktinės galbūt. Taip, Rimai, priminėt, Radvilė replikavo, nežinau, ar jūs girdėjote, bet jinai sakė, puikiai tą žinau, atsimenu, bet Radvilė, ten turbūt apie tą palyginimą, ar ne? Tas palyginimas yra rezoliucijoje su Sovietų sąjungai, tai gal galite pareaguoti? Nu, man tai yra absoliučiai nepriimtinas ir aš manau, kad ponas Jankūnas su kitais savo čia kolegom autoriais tos rezoliucijos ir iš Nemuno aušros ir iš nacionalinio susivienijimo pono Sinicos puikiai išnaudoja, bandydami manipuliaciniais būdais įteikti daliai visuomenės tokias antieuropietiškas nuotaikas. Ir vis tik tai, gerbiamas Jankūnai, jūs turbūt žinot, kad Lietuva yra viena labiausiai pro Europos Sąjungos visuomenė, net jau čia nekalbant apie tuos referendumus, kuriuos kadaise prieš 20 metų turėjome, bet ir šiais laikais, bet vis dėlto yra tų politikų, kurie norėdami sužibėti eteriuose, gauti papildomo eterio ar dėmesio, ar bandydami pakiršinti žmonės, jie renkasi tokią retoriką, vystydami kažkokias paralelės. Tai, kad Vengrijoje buvo sukilimas, visi mes puikiai žinom. Žinom, kaip buvo numalšinta, bet dabartinės Vengrijos valdžios požiūris ir įkovojančią Ukrainą už tuos idealus, už kuriuos kažkadaise kovojo pati Vengrija, visiškai neturi nieko bendro. Ir man atrodo, kad vis dėlto aš nesutikčiau su ponu Linu, kuris kalba, kad čia labai menkas, mažas ar mikro įvykis LRT klausimas. Taip, galiu sutikti su tuo, kad kiekvienoje kadencijoje vis kažkokių ten diskusijų ir visokių kitokių dalykų yra, bet vis dėlto principai. Čia mes kalbam apie tos 150 tūkstančių žmonių, apie 40 tūkstančių atėjusių į gatves, ne tai, kad jiems rūpi ponios Garbačiauskaitės Budrienės ar darbas, ar jos likimas kaip vadovės nacionalinio transliuotojo, bet pats principas, kaip tai yra daroma ir matant kitų valstybių pavyzdžius tame pačiame Sakartvele, tu supranti, kad po žingsnelį pasidaro dalykai. Ir mes kartais galim per vėlai tiesiog atsibusti. Tai man atrodo, kad pilietinės visuomenės požiūris yra labai svarbus, kaip ir atspindys Europos parlamente. Norėjot, Lina, reaguoti į kurią vietą? Aš trumpai reaguosiu, nes matot, tai, kai jūs sakote, dabar kita pusė tokius argumentus vartoja lyginama su Sovietų sąjunga. Bet jūs pati prisiminkite, jūsų partijos ypač mėgstamas vingis yra, kada jeigu žmogus kita nuomonė, tai dažniausiai rusų agentas, ar ne? Ir tai dabar nyksta po truputį, bet tai buvo labai ilgai. Taip, kad atsverime. Trumpa replika dėl to, ką jūs dabar pasakėte apie menką ir didesnį įvykį. Na, žinote, aš turėjau progą per tą laikotarpį apklausti apie 12 žurnalistų iš 3 skirtingų redakcijų, išskyrus LRT. Nei vienas man neatsakė, kad jų žodžio laisvė kaip žurnalistų redakcijose yra kaip nors pažeidžiama, ar redaktoriai diktuoja temas. Dar jeigu norite statistikos, aš dėstau studentams ir grupėje nemažai žmonių yra, kuriems taip pat pateikiau tą klausimą. Sakyčiau taip, buvo tokių, kurie nesuprato, apie ką kalba, nes per jauni, bet kiti, kaip paklausti, ar jie Lietuvoje jaučiasi, turi laisvą žodį, nustebo mano klausimu. Dėl to mano reakcija yra štai kokia. Mes matykime labai daug pozityvų iš to, ką padarė protestuotojai. Jie iškėlė tokį klausimą, kuris yra šiaip nukreiptas į visas politinės jėgas. Ir negalvokite, kad jūs, pavyzdžiui, kitą kadenciją atėjus į valdžią, to paties klausimo nesulauksite. Nes iš principo dabar tiesiog bendruomenė sureagavo į tai, kaip politikai naudoja politinius įrankius. Tokius pat jūs pradėję naudoti, taip pat gausite protestą. Radvilė, jeigu norit repliką, turim pertrauką, bet labai trumpą repliką. Trumpa replika dėl to, kad nesijaučia varžomi. Tai taip, bet šitosgi nuostatos, kurios Seime buldozerių planuojamos, jos eina link to, kad sudaryti terpę ir galbūt galimybės tokiems varžymams. Tai kodėl mes neturime pasitikėti tų žmonių, žurnalistų iš Vengrijos, iš Sakartvelo,
Sakartvelo, iš Slovakijos, kurie kalba, kad jiems iš pradžių irgi netrodė problema. Ir kai tu žingsnelis po žingsnelio, tu atsiduri tam tikroje situacijoje. Labai trumpai. Jūs dabar taip apibendrinote, kad, matot, suplakėte viską. Iš principo žurnalistinė teisė ir laisvė su LRT įstatymu. Atskirkime visą tai. Pamatysit, bus lengviau diskutuoti. Nes Sakartvelo ir kitų lyginimas su Lietuvos situacija tikrai nėra teisingas ir sąžiningas. Čia mes esame labai... Tu negali manyti, kaip. Pasitikėkite mumis, kaip laisva visuomenė. Labai ta plona linija, ginčas, kas būtų, jeigu būtų. Taip, ir viena pusė turi pagrindą manyti, kad gali būti taip, kaip Vengrijoje Sakartvele, kiti sako, ne, tai visiškai skirtingi. Bet beje, kalbant apie žodžio laisvės varžymą, tai būtent pati LRT administracija priėmė sprendimą, kuris varžė žodžio laisvę vieno partijos lyderio, puikiai atsimenam, ar ne, ir po to labai greit atšaukė. Tai čia turbūt vienintelis kol kas precedentas, jeigu kalbam apie žodžio laisvę varžymą. Pratęsime laidą netrukus, po trumpos pertraukėlės grįšime į studiją. Tęsim aktualių laidą Lietuva tiesiogiai. Šiandien aktualiai kalbamės apie Seime rengiamą rezoliuciją dėl nepriimtino Europos parlamento kišimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus. Toks rezoliucijos pavadinimo projektas. Jos autorius ir iniciatorius Rimas Jankūnas yra su mumis nuotoliu. Taip pat su mumis Eugenijus Gentvilas, buvęs Europos parlamento narys liberalas. Čia studijoje taip pat buvusi Europos parlamentarė konservatorė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė ir kolega žurnalistas, galima taip sakyti, dėstytojas Vilniaus universiteto Linas Kontrimas. Taigi, Eugenijau, jūs žiūriu, čia turėjom tokią įdomią diskusiją prieš pat pertraukėlę, nenorėjau jos stabdyti, dabar galiu ir į jūs pažiūrėti. Turėtumėt ką pridurti prie to, ką diskutavo Radvilė su Linu? Daug ką galėčiau pridurti, bet tebūnė, pasakysiu kitą temą. Man visada atrodo, kad televizijos eteris turi kalbėti teisybę ir politikai turi bandyti šviesti žmonės, o ne tamsinti juos. Tai aš noriu pasakyti, kaip Europos teisė reglamentuoja ES valstybių, įskaitant ir Lietuvos gyvenimo kai kurios aspektus. Kiekvienoje valstybėje yra vadinamasis nacionalinis transliuotojas. Kai kurie vadina klaidingai valstybinė radija ir televizija. Kaip jau kas supras taip, bet tai yra nepriklausomas transliuotojas, kurio nepriklausomybę reglamentuoja ES teisės aktai. Tai štai šitų ES teisės aktų pagrindų ir buvo priimta Europos parlamento rezoliucija dėl LRT klausimo, į kurį reaguoja ponas Jankūnas ir kiti Lietuvos Seimo nariai, kaip kišimas į Lietuvos reikalus. Tai noriu pasakyti, kad stojant į ES 2004 metais, tuometinis Lietuvos Seimas priėmė daugybę pakeitimų, įskaitant ir Lietuvos Respublikos konstitucijos pakeitimus, nes be jų mes nebūtumėm priimti į ES. Tuose Lietuvos konstitucijos pakeitimuose yra pasakyta, kad nuo įstojimo į ES dienos ES teisė tampa Lietuvos Respublikos teise. Tai štai ir yra atsakymas, ką čia bando Jankūnas, Žemaitaitis, Sinica ir kiti mūsų žmonėm įkišti kaip kažkokį feikinį produktą. Maždaug čia kiti dalykai. Ne. Ponas Jankūnas ir Žemaitaitis ir Sinica ir kiti rezoliucijos šitos lietuviškosios autoriai žino, kad ES teisė yra ir Lietuvos Respublikos teisė, išskyrus kai kurias sferas. Pavyzdžiui, švietime mes galime kultūroje turėti savo dalykus, o štai nepriklausomas transliuotojas, jo veikla ir nepriklausomumas yra reglamentuojami ES teisės aktais, kurių viršenybę, kaip sakoma, pripažįsta ir Lietuvos Respublika savo konstituciją. Čia, Eugenijau, staptelkim gerai, iš karto Rimas Jankūnas gali reaguoti. Rimai, prašau. Gerbiamas Eugenijau, aš pasakysiu, kad jūs ne tik žaidžiate žmonių nežinojimu, bet jūs ir pats nežinote. Ar jūs skaitėte rezoliuciją, ar matėte, kokias sutarties straipsnius referuoja? Taip, aš sutinku, kad ES teisė yra nacionalinės teisės dalis. Bet ES teisė yra aiškiai apibrėžtos ribos. Pažiūrėkite ES sutartis.
kas priklauso ES teisėjai ir kas nepriklauso. Jūs dabar pažiūrėkite į tą pačią rezoliuciją, į ką tenai referuojama. Referuojama į ES sutarties 2 straipsnį. Atsiverskim, paskaitykim, kas parašyta. Sąjunga grindžiama pagarba žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisiniai valstybei ir pagarba žmogaus teisėms. Tai palaukit, tai visos LRT reformos tikslas yra va būtent šitą. Toliau pažiūrėkit, ko jie grindžia toliau savo preambuliai. Nurodo ES funkcionavimo sutarties 228 straipsnį. Nu tai atsiverskit, kas ten parašyta. Ten parašyta, jeigu Europos komisija mano, kad valstybė narė pažeidė savo įsipareigojimus pagal sutartis. Nu tai palaukite, tai kur čia Europos komisija, kas čia dabar Europos parlamentas, kuris pirmą priėmė rezoliuciją, po 11 dienų pasikvietė tendencingai vieną kitą LRT Lietuvos atstovą paklausyti. Toliau žiniasklaidos teisės aktai jie nurodo 5 straipsnį. Nu pažiūrėkime, kas taip straipsnį parašyta. Finansavimas turi remtis objektyviais kriterijais. Tai palaukit, koks objektyvus kriterijus yra reikalingas konkuruoti LRT su komercinėmis televizijomis. Koks poreikis objektyvus verčia samdyti laidoms vesti privačios televizijos vedėją. Koks objektyvus poreikis už komercinį žaidimą mokėti pusę milijoną. Taip, Rimai, supratom poziciją, Eugenijų labai trumpai, laikas tirpsta, labai greitai bėga. Jeigu jūs remiatės europiniais aktais ir meluojate, blefuojate, tai į sveikatą. Tada noriu pasakyti, yra Lietuvos Respublikos konstitucinio teismo 2003 nutarimas, kuriuo remintis yra pasakyta, kad kai kurioms institucijoms, ten kalba eina apie generalinę prokuratūrą ir generalinį prokurorą, bet taikytina ir LRT bei jo generaliniai direktoriai, gali būti priimami pakeitimai dėl jų atleidimo iš pareigų. Tačiau tokie pakeitimai įsigalioja tik pasibaigus to pareigas einančio asmens kadencijai. Tai jeigu jums Europos teisė nerūpi, norėčiau, kad rūpėtų bent jau. Gerai, mačiau ir Linas Kontrimas norėjo įsiterpti, į kurią vietą. Čia jeigu mes turime laiko, nes iš turim laiko. Aš sakyčiau taip, kad matote, netgi ir šitoj atrodytų nedideliai temai, kaip yra sunku diskutuoti, kai nuo abstraktybių pereinama prie konkretybių. Ir aš manau, kad dabar opozicija yra nelabai pasiruošusi, be emocinio, be tokio kas būtų, jeigu būtų, ar ne, pozicijos demonstravimo, diskutuoti, kad ir su ponu Jankūnu. Nes jis cituoja punktus. Bet ir Eugenijus prieš tai citavo. Ne, jis necitavo, jis iš minties pasakė. Taip, jis priminė. Bet žiūrėkite, tai faktas, kad kai mes pereiname į konkretybės, tai dar labiau parodo, kad tai yra mūsų vietinis reikalas ir mes galime šitą sutvarkyti. Dėl ko man tokia reakcija kilo? Aš mačiau praeitą savaitę Eugenijaus kolegos pareiškimą pasitraukiančio iš dabartinės darbo grupės LRT įstatymo klausimų. Simono Kairio. Gerbiamas Eugenijau, būkit geras, jūs pamokite tą jauną politikų kartą, kad jie, savo pareiškimuose kažką konkretaus parodytų. Aš išklausiau kelis kartus, taip ir nesupratau priežasties. Nepatiko būti, bet nieko nepasakė konkretaus. Turėjau tokį pasiūlymą, anokį, trečiokį. Taigi, vietiniai reikalai, jie labai reikalauja konkrečių pasakymų ir vizijų. Palikime Europai abstrakčius rezoliucijos tekstus, mes į juos, kaip jūs, Rimvydai, pasakėte, mes galim kreipti, galim nekreipti. Šiuo atveju mes galime net nekreipti. Bet būtent galime nekreipti, bet politikai, aišku, naudojasi progą. Eugenijau, nebent norit labai trumpai dėl Simono Kairio, vienu sakiniu būkit geras. Ta pati ES teisė reglamentuoja taip, kad Europos komisija gali kreiptis į Europos teisingumo teismą ir tada galėsim žinoti, ką reiškia nekreipti dėmesio į savo įsipareigojimus prieš Europos Sąjungą, prieš stojant į ją. Radvilė, čia nėra tokio, į kurią vietą norėjau reaguoti, šiaip aš turiu klausimą, bet viską gal apjungsiu. Sakykit, jo. Aš dėl pasiūlymų, tai nežinau, pono Simono pasirinkimas, ką jis kaip komunikavo, tai viena, bet tikrai mes kartu opozicinės frakcijos parengėm savo alternatyvius pasiūlymus, kalbant apie LRT įstatymą. Kitaip tariant, kad
Pirmas dalykas, tai mes manom, ir tai yra akivaizdu, kad tas stumiamas pirminis projektas, jisai yra pažeidžiant statutą ir kitas normas, Bet tai tiesiog negali būti svarstomas. Kol kas likę Tėvynės sąjungos, taip ir toliau ten svarsto tos pasiūlymus, bet ką aš noriu pasakyti, kad mes visą laiką dabar kalbam apie tai, kad tikrai reikia depolitizuoti kaip įmanoma labiau LRT tarybą. Mažinti skaičių, kur institucijos politinės deleguoja. Tada kitas žingsnis yra kalbant apie ūkio valdyseną, kad steigti irgi atskirą valdybą, kuri rūpintųsi ūkio reikalais. Tai kitaip tariant, tikrai mes siūlome tuos dalykus ir nesakom, kad viskas yra tobula. Bet tie žingsniai, kurie buvo suprogramuoti dabartinės daugumos ir išplėskė tokį ažiotažą ir visuomenėje, jie tikrai mums visiems kėlė nerimą, remiantis kitų šalių analogiškais pavyzdžiais. Bet jeigu būtų daugiau viešumo, jūs suprantate, kad mes neturėtumėme tokių įtampų lygioj vietoj. Nes, Radvilė, būkime turtingi ir teisingi. Tai, kad jūs prabalsavote už Katiną ar ten už Kates, truputį yra juokinga. Nepaisant to, kad turėjote savo argumentų, kodėl reikėjo stabdyti procesą. Ir visuomenė tai matydama vis dėlto minusą rašo ne jums ar partijai, o Seimui. Tas irgi nepriduoda. Įdomu tai, kad Europos parlamente balsuojant dėl rezoliucijos, būtent kuri vadinasi dėl mėginimo užvaldyti visuomeninį transliuotoją ir grėsmės demokratijai Lietuvoje, balsavo opozicija dabartinė Lietuvoje balsavo už šitą rezoliuciją, o dabartinė pozicija, kuri yra irgi Europos parlamente nuo Lietuvos, balsavo prieš šitą rezoliuciją. Tai yra tik parodo, kad iš tikrųjų... balsavo už. Rimtai, socialdemokratai. Ne, Eugenijau, kalbu apie Lietuvos atstovus. Kalbu apie Lietuvos atstovus. Taip. Tie patys atstovai, kada buvo svarstoma Vengrijos ar kita rezoliucija, tos pačios politinės kovos iš Lietuvos persikėlė į Briuselį. Aš tą norėjau pasakyti, būtent šito pavyzdžių. Turime dar vieną laidos dalį, turime prieš tai pertraukėlę, tuoj grįšime į studiją. Tęsiam aktualių laidą Lietuva tiesiogiai. Aktualiai kalbamės apie Seime rengiamą rezoliuciją, kuri vadinasi dėl nepriimtino Europos parlamento kišimosi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalus. Tai yra reakcija į Europos parlamento rezoliuciją, kuri vadinasi dėl mėginimo užvaldyti Lietuvos visuomeninį transliuotoją ir grėsmės demokratijai Lietuvoje. Kalbame su Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, buvusi Europos parlamento narė konservatorė, taip pat su mumis Linas Kontrimas, kolega, žurnalistas ir VU dėstytojas, taip pat Rimas Jankūnas, Valstiečiai žalieji šitos rezoliucijos Seime vienas organizatorių, iniciatorių, ir Eugenijus Gentvilas, buvęs Europos parlamento narys, liberalas Seimo narys. Nėra, Radvilė, taip šitam kontekste, jau šiek tiek apibendrinant paskutinę laidos dalis, kad matome tokią euro supratimo Lietuvos politikų apie Europos Sąjungą tam tikrą išraišką. Ne? Vieni, tarkim, Rimas Jankūnas, jo kolegos, jie yra tokie labiau orientuoti į Lietuvą Europos Sąjungoje, o, tarkim, jūsų politinė grupė yra labiau į Europos Sąjungą ir Lietuvą joje. Čia nėra būtent tos takoskyros, apie ką mes čia diskutuojame. Man sunku pasakyti Rimo Jankūno, kokios yra tikrosios aspiracijos ar siekiai ir ypatingai naudojant tam tikrus palyginimus, bet faktas yra tas, kad Lietuva pasirinko būti ES dalimi ir mums yra svarbu normalaus pasaulio bendrai sutartos taisyklės ir jų laikytis. Bet čia turbūt ir yra ginčas, Radvilė, kiek Lietuva yra šiuo klausimu, tarkim, pilnai savarankiška spręsti ir kiek jinai turi reaguoti į tai, kas vyksta Europos parlamente, būtent kalbant demokratijos ir galimo grėsmės laisvam žodžiui kontekste. Ar ne? Čia turbūt yra takoskyra. Aš nematau, gal ne iki galo suprantu mintį, tiksliau suprantu, kad jūs norite matyti, brėžti tas skirtis, ten, nežinau, Europos federalizmas, ar ten tautinių valstybių sąjunga. Taip, ar tokios jungtinės Europos valstybės. Aš vis tik tais galvoju, kad jeigu mes norime greitesnių sprendimų įvairiose gyvenimo srityse, tas
ėjimas didesnės, gilesnės integracijos keliu jisai yra neišvengiamas. Tačiau nuo pat pradžių, ir aš puikiai pati atsimenu, būdama studentė, kada vyko kampanijos už Europos Sąjungą, kad mes čia prisijungtumėm, balsuotumėm už narystę, kiek buvo ten paskleista, kaip čia viskas sugrius, kaip mes čia prarasim kalbą, identitetą, kultūrą, tradicijas, viskas bus tiesiog užsibaigs ir mano galva kai kuriais atvejais galbūt tas tautinė saviraiška gal net jinai ir sustiprėjo. Todėl mane visą laiką ganėtinai nervina tas toksai požiūris, kad ES niveliuoja, jinai čia mus paskandina, todėl kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kaip mes žiūrime savo valstybės reikalus. Todėl, kai aš girdžiu tokius palyginimus čia iš kai kurių Seimo narių apie tai, kad ES yra Sovietų sąjunga, aš nežinau, kam jie purena dirba, bet tai yra absoliutiškai neprimtina ir aš manau, kad tai yra net ir toks veikimas prieš Lietuvos valstybę ir jo žmonių pasirinkimą būti normalaus, saugumą garantuojančio pasaulio pusėje. Rimai, yra čia ta takoskyra euroskeptikai ir euroentuziastai, gal taip galima formuluoti, ar ne? Turbūt jaučiam mes tą dramblį kambarį ir būtent jūsų rezoliucija šiek tiek tai atspindi. Tame savaime nieko blogo nei gero nėra, bet tiesiog taip yra, ar ne taip? Rimtai, jūs labai tiksliai pats apibūdinot pačioj pradžioje. Iš tikrųjų, viena pozicija yra už suverenę Lietuvą Europos Sąjungoje, o kita pozicija yra už Lietuvos ištirpimą Europos Sąjungoje. Tai aš taip nesakiau, Rimai. Aš nesakiau už ištirpimą, aš sakiau Jungtinės Europos valstijos arba valstybės. Atsiprašau, jo. Gerai, pirmą dalį pasakiau tiksliai, antrą gerai, tvarkoj. Toliau, gerbiama Radvilė, kaip sunku diskutuoti. Žinokit, prieš 20 metų, prieš 21-2 mes agitavome vienodai su jumis už stojimą į Europos Sąjungą. Jūs dabar kalbate apie grėsmės identitetui, kad jos nepasitvirtų. Jūs pavaikščiokit po Vilnių. Jūs pasižiūrėkite, kaip surusino, su musulmonino Vilnių paskutiniai metai ir didžiąją dalim jūsų kadencija. Toliau su gerbiamu Eugeniju, kaip mes galim diskutuoti, žiūrėkit. Aš sakau, kad Europos parlamentas įsikišo į Lietuvos vidaus reikalus. Pasakau konkrečius argumentus straipsnius. Vietoje atsakymo jisai kalba apie 2003 metų Konstitucinio teismo nutarimą. Man atrodo, kad dar metai supainioti, bet man reikia patikrinti, nes 2006 buvo, aš jį gerai žinau. Tai klausykit, jeigu tai yra Konstitucinio teismo nutarimas, tai prie ko čia Europos parlamentas? Tai nežinau, ką aš čia turėčiau diskutuoti, aš gal pasakysiu taip, nuraminsiu poną Rimantą, kad yra buvę baisesnių dalykų apie Lietuvą prišnekėtą Europos parlamente. Dabar čia buvo analizuojamas politinis procesas, kurio analizė jums nepatiko, tebūnie, jūsų teisė, kad nepatinka, aš priminsiu šiaip ir žiūrovam, ir Rimvydui galbūt įdomu, 2005 metai areštuojamas, sulaikomas Viktoras Uspaskichas. Prasideda juodosios buhalterijos byla. Europos parlamente buvo stipri darbo partijos frakcija, Uspaskicho gynėjai, tai Ona Juknevičienė ir Šarūnas Birutis, kuris dabar, kaip žinom, yra socialdemokratas, inicijavo Europos parlamente klausimus apie Lietuvoje vykdomus žmogaus teisių pažeidimus ir toks esminis štrichas tuose klausimuose buvo štai koksai, kad Uspaskichas Lietuvoje yra persekiojamas dėl to, kad jis yra rusas. Ginti Uspaskicho ir Onos Juknevičienės į Europos parlamentą atvažiavo Vytautas Gapšys, kuris vėliau kartu su Uspaskichu Lietuvos teisėsaugos buvo nuteistas juodosios buhalterijos byloje, o Gapšys šiandien yra pripažintas recidivistas, nes nuteistas ir kitoje byloje. Tai štai tokių išpuolių yra buvę prieš Lietuvą. Taip, kad čia politinį procesą analizavę kolegos, Dainius Žalimas ir kiti, kurie ruošė tą europinę rezoliuciją, tikrai elgėsi labai korektiškai Lietuvos atžvilgiu, o kad jums nepatinka, tai aš matau, kad jūs truputį kitaip traktuojate Lietuvos įsipareigojimus Europoje. Turim dar porą minučių, Linai, ta takoskyra, ar ne? Jinai turbūt tokiais būdais irgi jinai kažkiek tai išeina į viešumą, ne? Ta prasme, tai, ką klausiau Radvilės, tai, ką klausiau Rimo. Yra tas likęs. Ir yra beje Europoje irgi tendencijos. Be abejo. Ir kitose valstybėse dėl Europos Sąjungos, dėl sandaros. Bet mes esame labai paradoksalioj situacijai. Mes veržiamės į Europą, ateities Europą,
stipriai apleidę savo tapatybės reikalus ir sakyti, kad viskas yra gerai su mūsų kalba, kultūra, su mūsų pačių vidinio dialogo kultūros sklaida. Na tai būtų didžiulė netiesa. Nes pasižiūrėkit, net ir tas rezoliucijos priėmimas Europos parlamente neįvyko be triukų, ar ne, ar be, kaip sakoma, techninių problemų, bet atvažiavę du žmonės, kurie turi kitokią nuomonę, net nebuvo Europos parlamente išklausyti. Tai argi čia yra debatų kultūra, kurią mes norime turėti kaip laisvą visuomenės indikatorių? Ne. Tačiau vat kur yra reikalas. Mes vis dėlto kaip pilietinė, pakankamai brandi visuomenė ir aktyvi. Mes esame ištroškę tikrų normalių politinių debatų, konkrečiais klausimais. Norime matyti konkrečius aktorius politinius, kurie nesigėdėja sakyti tikrus tekstus, o gal vėliau netgi atsiprašyti, nes procesas juda, o neslėptis už bendrų kažkokių tai savokų. Mums matyti ir yra problema ta, kad daugelis kolegų, kurie išvažiuoja į Europą, jie nebemoka kalbėti žmonių kalba, o tik tai lozungais. Rimai, dar pusę minutės. Nepasirašė po jūsų tekstu kol kas nei vienas socialdemokratas. Teisinga mano informacija? Taip, teisinga. Jie neryžtingi tiesiog. Ir kaip paaiškinate? Manau, kad jiems tiesiog trūksta ryžtingumo. Jeigu nori padaryti pokyčius, tai turi kažką nuveikti. Aš prisimenu Lietuvos aukščiausiąją tarybą 86-90 metais. Jie irgi iš pradžių nedrįso, kol pagaliau pradėjo elgtis patriotiškai. Rimai, kad suprastume, kiek turit parašų ir kiek trūksta? Šiandien turim 11. O kiek reikia? Aš nekalbinau visų, tai registracija rezoliucijos tai ir užtenka, užregistruota jinai. Supratau. O paskui jinai bus svarstoma, tai balsavime matysim. Tiesiog patikslinau, gal dar neužtenka parašų registracijai, pasakėt, kad užtenka. Ir užtenka, nes mūsų laikas baigėsi, mūsų žodžio laisvė riboja laikas, aš tą dažnai pasakau. Ačiū Linui Kontrimui, dėkui Radvilei Morkūnaitei Mikulėnienei, dėkui Rimui Jankūnui ir Eugenijui Gentvilui. Į ką praleidote portale rytas.lt, šį ir kitos laidos, taip pat YouTube kanale. Iki kitų susitikimų.